Labas vakaras. Kiaušiniais vis dar smirda. Jeigu yra geras oras, mašinos galas atrodo štai taip. labas. Kaip sakiau, nusipirkau ganėtinai nedidelį benzininį pjūklą, tai dabar radau labai didelį privalumą mažo pjūklo, tai yra mažai dantų. Mažai dantų, greičiau pasigalanda. Nu va, viskas. Vis po truputį tvarkausi, daržinės ten tas nuolaužas visas pjaunasi. Dedu čia į tokius rėmus, kad šiek tiek pradžiūtų, paskui nešu džiūti vidų. Tai va jau šitos tokios visai neblogai galėtų eiti į vidų. Čia ką tik sukroviau. Ir iš tikrųjų labai protingi žmonės anksčiau statė visokius pastatus. Jie padarydavo balkius su rankenom, kad būtų nešt patogu. Va, pasiėmė ir eini namo. Šiandien yra lapkričio 28. Kaip matot, turime truputėlį sniego. Ir turim dalykų, kurie truputį mane erzina. Šitas taktą neerzina. Erzina ta šlanga, kuri liko. Jaučiu, ten turi ir sušalusio vandens kažkiek. Ir dabar yra šalta ir jinai čia liko visa ilga voliotis. Tai ką mes bandysim padaryti. Čia dar turim šaunų besmegenį, kuris turi jaučio ragą vietoj nosies, svogūnus vietoj akių ir čia turi moliūgus ir skrybelę turi, kurią uždėjo šonu, sakė bus piratas. Tai su šita šlanga jau ir taip, kai būna šaltas oras, jos neina normaliai susukti, tai aš dabar pabandysiu tokį dalyką. Turiu tokį galiuką. Čia turiu vieną dar nepajungtą kriauklę. Dingo. Užsuku ant kairio. Man pasakė Modestas, kai čia viską junginėjo. Sako, kaip atsimint, kur yra karštas. Kairė, karštas. Tai va, tikiuosi nesumaišyta. Pasijungiam. Užšalęs. Op. Pasijungiam. Ir bandau atsukti. Gali būt, kad kažkur bus užšalęs, bet einu pasižiūrėti, ar pramuš tas šiltas vanduo. Karštas iš tikrųjų jisai iš boilerio, tai jisai šiam laipsniu. Tai pažiūrėsiu, kol kas nieko. Vis dėlto nepaėjo, reikia palaukti, kol truputį atšils, kad tiesiog šlangoje nebebūtų ledo. Nes mano idėja buvo ta, kad kai šlanga šilta, tai maloniai susisuka į mažą diametrą, o kai šalta, tai kietai ir ten lūžinė ir panašiai. O dabar ledo per daug viduj, taip prasičiupinau, tai čia užtruktų amžinybę, kol atitirptų. Stirna labai arti pravarė, žiūrėk, kas čia atbėga. Tai pas mus mes labai arti nematom stirnų, nors tik pavažiuoju iškart, jų būna visur. Dabar žiemą dar aišku geriau matosi, bet nematom jų todėl, kad beveik visada snygis yra lauke, o jisai čia jas gainioja normaliai. Tai jeigu norėtųsi jas dažniau čia matyti, reikia turbūt jį uždaryti namus.
euro remontas beveik baigtas. Šitoj vietoj dar uždėjau gipso plokštės gabalą ant kamino, nes tas kaminiukas kai išlenda, tai čia žodžiu, kad susivienodintų. Uždėjau gipsą, pratinkavau ir dabar reikia pabandyti šitą vietą pabaigti ir pastatyti krosnelę, kad pradėtų džiūt. Aišku, nepabaigsiu iš karto, o tu man pasakyk, kas nutiko šitoj vietoj. Čia buvo ištrupėję truputį, tai aš, man atrodo, sumečiau košę ir gavau iškvietimą, turėjom išvažiuoti Janikės pianino koncertą. Tai va, puikumėlis dabar, tik šiandien pamačiau. Čia irgi turim to pačio meistro darbą. Tai jau kaip vizitinė kortelė. Gerai dar miltų buvau bent šiek tiek pasilikęs, visas galiukas ekstra atvejams. Tai panašu, kad ekstra atvejais ir nutiko. Tikiuosi ten užteks, nes visai nemažai iškrito seno tinko. Nu va, baigta? Ne, nebaigta dar. Nu va, nusitepiau supuvusių kiaušinių kvapo mikstūrą sienas. Čia buvo voneliai nuo mūsų kambario dažymo likusių dažų, tokių, kokie čia, žalsvi, melsvi. Tai jie labai seniai čia stovi. Ir būna, kai supūna vanduo, toks kiaušų kvapas pareina. Tai mes, kai savo butą įsirenginėjom Vilniuje, aš buvau gavęs tokių senų dažų, prasmirdusių, tai viską laidės, kiaušinių kvapas, daužo. Bet paskui išdžiūna, išgaruoja tas kvapas ir nieko nebelieka. Tai daug iš tikrųjų esu tokių kvapų dažęs. Ir tą butą mes buvome išsitinkavę labai daug sienų plytelių klijais, nes gavom tiesiog beveik paletę tokių plytelių klijų, kurie buvo truputį pradėję stingt. Darbams jie buvo jau gavę drėgmės nebetinkantis, tai man viską padovanojo, tai aš belia kiek sienų išsitepiau plytelių klijais. Tai iš tikrųjų, jeigu nori pasidaryti, gali tepti vos ne bet, ne tai, kad bet kuo, bet labai daug medžiagų tinka ir kad būtinai ten kokį nors pirkti, nežinau, ten, kai ką nors, žinai, kokį Rodlandą, kaip oi, tai būtinai jau vokiškas, jau latviškas, jau negerai. Tai čia niuansėliai. Dabar ką reikia padaryti, tai pasižiūrėti, kaipgi mes tą krosnelę statysim. Jau kaip ir buvom suplanavę, kad statysiu tipo šitaip, jinai gražiai iš šono labai, bet galvoju, pakura tada bus čia, tu negalėsi atsidaryti, tiesiog matyti ugnies, tai, žodžiu, nesąmonė reikia statyti taip, kad ugnelę galėtų matyti. Mes galim pastatyti taip, alkūnę, biškis skersas, alkūnė, punkt. Turim štai tokią krosnelikę. Matosi, jin buvo taip biški baisiai išoriškai tvarkyta. Tikiuosi, jinai nepūs čia dūmų, bet kol nepakursiu, nesužinosiu. Ir aš galiu pakeisti vietas. Čia yra 1, 2, 3 vietos, kur galima pajungti kaminą. Tai pajungsiu šičia,
Čink, čink, čink. Tobula. Žodžiu, čia yra pakura, jinai nėra kosminio dydžio. Tada čia pakyla, viskas išeina ir čia, sakė, jeigu trūksta traukos, hop, atsidarai. Ten va tunelis į apačią, kad geriau trauktų. Pas mane traukos turėtų netrūkt, bet matysim. Šūdas, nulūžo varžtas. O su šitais varžtais yra bairių. Jų ne tik galvutė nestandartinė, bet ir sriegis. Čia viskas per skubėjimą taip gaunas. Dabar iš tikrųjų reikia truputį išvažiuoti porai valandų. Tai nežinau. Norėjau labai prieš išvažiuojant dar tipo pasakyti užkurt, pažiūrėti kaip čia kas ir važiuoti, bet dabar tenka važiuoti nieko nepadarius. Kaip visada, realybė truputį kitokia negu galvoju, kad pavyks, nu bet nieko. Grįšiu, pasidarysiu, gal rasiu kokį varžtą panašų ir pastatysiu ant kojų. Kažką tikrai galvoju dėl to kaimino, nes ten man kažkaip nepatinka. Suprantu, metalas kaista, plečiasi, jis ten gal susivirina kažkiek, bet vis tiek nelabai fainai. Nežinau, ar labai matosi skirtumai tarp sriegių. Čia vat turime tą nulūžusi. Čia turim standartinį šešetuką. Turbūt man reikės nuvaryti, būsim kai gal Vilniuje ir kažkur į kokią nors specializuotą varžtų parduotuvę. Jie turbūt turėtų turėti. Nežinau, kaip vadinasi tie sriegiai, bet turėtų turbūt kažkokį tai retesnio sriegio. Bet man pavyko pastatyti dar prieš išvažiuojant. Tai kameniuk stovi, visai tvirtai. Tai įdėjau tą varžtą su ne tuo sriegiu. Kiaušiniais vis dar smirda. Tiesiog, kad varžtas giliai nelystų, nes jis truputį sukasi, paskui kai labai nebetitinka, nebesisuka ir gali sugadinti sriegį, bet aišku, susigadintų tas varžtas, nes jo ten metalas tikrai labai prastas. Tai šaibų daug pridėjau, užsukau, koja laikosi. Iš tikrųjų čia ir stovės kuo puikiausiai. Bet dabar reikia
pabandyti už kur, tiesiog noriu patikrinti, ar dūmina kur nors per krosnelę, nes jinai yra pirkta, dėvėta, nežinia kada veikus, tai reikia patikrinti. O jie kaip rūksta. Nu, rūksta vis dėlto. Štai čia labai puikiai matosi. Net ugnis šviečia pasirodo. Tai šitą dalį reiks būtinai perklijuoti. Gali būt, kad ir kitur. Galvojau, kad greičiausiai taip ir bus, bet nepabandęs nesužinai. Štai kaip atrodo salono filtras. Tai va toks jis dabar yra pas mane, o toks turėtų būti. Labai tikėtina, kad mažiau turėtų langai rasoti. Nusivalom kamerą. Šiandien yra gruodžio 24 diena ir šiandien po truputį jau vakare pradės važiuoti Monikos šeima pas mus, kiti atvažiuos rytoj, švęsim Jėzaus gimtadienį ir esu viršutiniam kambarį, buvusiam šaltibarščių kambarį ir panašu, kad jisai persivadins gal šiandien į kažką kito. Ir yra toks dalykas, kad šiandien čia miegos žmonės. Delis yra toks, ta plėvė vis dar čia. Krosnelę pajungiau, viskas veikia, koją atstačiau, čia užsidėjo, viskas kuo puikiausiai veikia. Paskui papasakosiu, čia bairius dar su jie kaip suklijavau. Ir dar langiukas. Langą turim, va, štai tokį čia. Atsimenu, Jėzapas Vincentas biškį krapštė, tai va, ant tiek yra suiręs šitas langas. Va, galėčiau jaučiu aš išlūkčiau. Va, gal puikiausiai prokuroms. Turim medienos čia. Kai pasiseks, iš tikrųjų daug dar pasirišimo, tvarkymuose apačioje, tai ne visą laiką čia tikrai skirsiu ir su vaikais, ir maistą šiek tiek padėt ruošt. Pažiūrim, kaip sekasi čia viskas. Praėjo beveik 3 valandos. Aš vis dar nieko nepadariau. Už tai bent suvalgysiu ledų. Šiek tiek pasikeitė krosnelės pozicija ir nulėkė kaminiuks. Tai dabar vėl viskas vietose. Turėtų būti ok. Galvojau, kokią čia spalvą nudažyti. Nebuvau su pagrindinė dizainerė suderinęs dar spalvų, bet tada galvojau, ai, bėlė ką užmaišysiu. Tai užmaišiau ir gavosi beveik tokia pat, kaip čia buvau. Čia tai šis buvo tiesiog likutis dažų vonelėje prieš pusmetį turbūt dažyto. Ten dar įpyliau vandens, praskidžiau tokio kaip gruntą užvariau.
ir gavosi beveik tokia pati spalva. Tai šaltibarčiam sate. Čia pradažysiu. Ir viskas. Kilimuką užpaukšt, išdėliojam baldus. Viskas čia greit išdžiūna. Ir einame miegot. Kalėdos jau praėjo ir kai tu žiūri šitą video, kaip tik bus į temą, nes šventos Velykos yra šį sekmadienį, tai yra ketvirtadienis, paskutinė vakarienė. Ir man atėjo tokia mintis, po kalėdų praeitų pas mus susirenka daug žmonių, man atrodo, buvo 17 pas mus. Ir iš tų 17 didelė dalis lieka nakvoti, ten kokių 15 ar 14. Ir nėra pas mus daug vietos, nėra patogu, yra daug trinties, daug visko. Ir dabar labai populiaru toksai yra, kad toksiški santykiai pas mus šeimoje, ten tėvai tokie, anokie. Kartais toksiški santykiai gali būti, kad tėvai duoda saldainių, seneliai duoda saldainių tavo vaikams ir tai yra toksiški santykiai, nors tu ten prašai neduot. Tai pas mus irgi buvo nepatogu, buvo vienaip, kitaip, kažkas kažkam nepatiko, kažkas patiko, buvo vieni faini momentai, bet man tai yra tokios šventės, šeimos šventės apie stiprybę, apie susibūrimą, apie laiką kartu ir tikrai nebus patogu ir ne viskas turi būti faina, bet pasakyti, kad ne fainai mes būsim atskirai, tai kažkaip tai atrodo ėjimas lengviausių kelių ir manau, labai reikia vertinti šeimas, reikia vertinti artimus žmonės, nes taip jų nepasirinksi, su draugais visada yra paprasčiau, nes jie yra tavo draugai, su kuriais tu pasirinki, nori ar nenori bendrauti. Su šeima tu irgi gali pasirinkti, gali su jais nebendrauti, gali atsiriboti, gali supykti, bet ne veltui mes gimėm tiem tėvam, ne veltui jie mus augino, ne veltui seneliai šitie yra, kurie yra, tai aš manau, mes turim labai vertinti tą dalyką ir truputėlį sukasdantis. Ten yra skirtingos šeimos, skirtingų laikmečių užaugę, skirtingas patirtis turėję. Mes dabar esam visai kiti. Mes visai kitaip mastom, bet mes turim pristaikyti ir suprasti, kaip jie gyveno, kokie jų įpročiai. Ir mano mama yra labai gerai pasakius vieną dalyką. Sako, žinai, mes esam karta, kai klausėm savo tėvų ir klausom savo vaikų. Ir sako, mes visų tik klausom, visi mums aiškina, kaip, ką reikia daryti. Tai atkreipkite dėmesį į tai ir iš tikrųjų, jeigu galvoji, kaip čia reiktų per Velykas daryti ar kaip reiktų išsisukti nuo kažko, tai važiuokim su nuolankia širdim, su tokia mylinčia širdim, priimančia. Tie žmonės myli jūs, net jeigu ir atrodo, kad taip nėra. Tai tos šventės man yra tokios, mes irgi per kalėdas buvo taip, kad buvo ten tokia įtampėlė, net man reikėjo eiti pasivakščioti biškelį lauką, atitrūkti, kas itin retai nutinka, iš tikrųjų gal pirmą kartą tai buvo, bet tai yra kaip variantas, pabūni laukia, prasipučia truputėlį ir vėl viskas gerai. Tai linkiu jums gerų švenčių ir truputėlį daugiau gylio prieš šventės reikia, ne tik apie zuikius ir kiaušinius, nes ne kiaušinių čia šventė yra, o Jėzaus prisikėlimo šventė. Tai truputėlį daugiau gylio, daugiau apie šeimą, daugiau apie laiką kartu, o ne apie kiaušiukus. Dabar toks oras, kad gyvenam visiško žiemos pasakoj. Grožis nenupasakytas. Visi šiukšlynai užsidengia. Tik stogas kartais išsiduoda, kad kiauras. Abu kaminiukai rūksta ir kur mes gyvenam, toj pusėje yra labai šilta. Ta gyvenama pusė prasideda už šių durų, kurios yra šiaip labai kiauro. Normaliai dar ganėtinai, prisispaudžia, tik apačioje yra tarpas. Rankenos vis dar nėra. O šitam koridoriui yra iš tikrųjų ganėtinai šalta. Buvę savininkai pasakodavo, kad čia užšaldavo vanduo, jeigu būdavo koks kibras, ir tam yra daug priežasčių. Tai turim šitas duris, čia tas stikliukas, net taip vietom, žodžiu, šviečiasi laukas tiesiogiai, tai reiks truputėlį čia apkamšyti. Ir turim dar kitos pusės duris, kur tai ir spyna,
galim pažiūrėti ir per spyną. Bet dar geresnė vieta yra štai čia, kur mes tiesiog kuo puikiausiai matom lauką. Labą dieną. Dar yra keletas niuansėlių, bet čia šiaip toks geriausias skersvėjis košė. Tai reikia užsisandarinti šiek tiek. Dabar rodo -10 lauke. Kitą savaitę rodė iki 18, iki 20 gal nežinau, bet oras tai šiaip fantastiškas. Su vaikais vis einam į lauką, kažką nuveikiam. Turim savo puikų į sniego namą. Tai kad dabar neužšaltų čia visi mums vamzdžiai, reikia šiek tiek padaryti dalykų. Nepraėjo nei para ir atsinešiau reikalingas medžiagas suplanuotiem darbam. Tai dabar noriu užsidėti polistirolo tiesiog 5 čia. Užsipūsiu, nes duris visiškai kiauros. Aišku, vėjelis didelis. Duris šitos tikrai fantastiškai gražios. Visi papuošimai, pagražinimai, visokių elementų labai gražių pilna. Labai norėjom jas išsaugot, bet reikės naujų labai sutrešusios. Tik tai mūsų idėja yra ta, kad visus šitos elementus bandysim iš tikrųjų kalbėti su durų gamintojais, greičiausiai reiks pavasarį užsakinėti, kad pagamintų tokį kaip durų karkasą, nors ir pats galėčiau tą daryti, bet begalę laiko užtruks, tai pagamintų karkasą neužbaigtą ir tada mes užsidėsim tuos grožius atgal. Va, čia yra atskira detalė, čia yra detalė, šituos netgi gal senus. Kad tos durys atrodytų iš tikrųjų kaip senos, nes aišku, galimas būtų padaryti tokias naujas, bet man patinka, kas biškai apsidaužusios, tokios apsilupusios kažkiek. Man iš tikrųjų nelabai patinka, kai yra senas daiktas, bet atrodo kaip naujas, nes tada nesupranti, tai ir čia senas ar naujas. Tai kai senas daiktas atrodo kaip senas, tai atrodo viskas savo vietoj. Tai pradėsiu nuo šito. Čia yra į rūsį langelis, kur mes laikom bulves ir dabar jos ten turbūt jau biški šala, nes išdužo stiklas ir ten tiesiog kiaurai pučia. Čia turim tokį varusiuką, tokį langiuką, reikia užpūsti. Nors čia irgi šiaip minuso nejaučiu, visiškai yra gan šilta, nors ir čia pučia. Tai šiaip daržovėm laikyti čia bus visiškai fantastika. Pilnai atsistoti jame negaliu, pritrūksta kokių, kiek čia, 10 cm gal. Bet daug laiko čia neplanuoju praleisti. Va, kur visi uodai susirinkę. Triekšt. 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 Va. Vasara bus ramesnė. Nors pas mus ir taip jų čia praktiškai nebūna. Čia baigta. Mane kažkaip tai kas antrą dieną pradėjo nuotykį pašaukinėti. Tai Monika buvo išvažiavus ir su Volvo pasibaigė įkūras. Rodė dar normaliai, bet panašu, kad užšalo gal daviklis. Parsitempiau, užpilsiu kuro ir turėtų užsivesti. Parodysiu, kaip pas mane atsidaro šitas. Kažkada užšalo man dar, kai tik nusiėmė šitą dangtelį, kuris yra tik tai imitacija. Ir čia atrodo, kad net
Šitas nėra nieko. Atsisuki dangtelį ir viskas. Tai jeigu kada trūks dyzelio, tai vat pamatysit šitą mašiną, tai nusipilkit. Labai nesudėtinga čia. Va, šlangelė. Tik tai ir spėkit ištraukti iš gros, kad neprigėrė. Esu prigėręs, tai irgi neįtin smagi procedūra. Kūrena čia tas mašinas, neina paskui girdėti nieko per video. Gerai, normalios liekos neradau. Ir šitas skylutė nežinia, čia kas įbėgs, bet reikia pabandyti. Labai nepatogu. Nu gerai. Dabar užteks užkūrimai. Bandau. Nu va, taip lengvai nesikratysim dar. Tai šitą lempą supuliavo. Tai kuo ilgiau bandai užkurti be kuro, tuo ilgiau paskui užsirbinėja, jau kai užsipili. Palieku vieną į kitą atsigręžusią. Šitas prišalo, dabar negaliu atkabinti. Ir svarbu, kad ne ant rankinio, nes paskui irgi gali būti problemų. Ir viskas, tikrai šaltos naktis, tai palieku vieną į kitą, kad jeigu viena neužsikurs, tai nebereiks stumdyti ir prikūrinėti. Bus paprasčiau. Truputėlį per traukėlę. Žiemos pramogos. Tigras, šitas, kas čia toks, jautis ir grybuks. O! Man malkų pjovimas visiškai žiemos atributas ir kažkaip labai norisi tą daryti, kai šalta, kai sniego pilna ir taip gera. Pjauni ir mėgaujasi. Nu, nuostabaus grožio žiema. Aš taip mėgstu žiemą. Mūsų visa šeima, nežinau, vaikai ar neturėjo pasirinkimo nemėgti su mum gyvendami. Bet mes su Monika labai mėgstam. Kažkaip tai esam turėję kiek bendrų sutarimų, bendrą kelionę gyvenime. Tai yra į Suomiją, virš Poliaračio į Laplandiją. Aukščiausias buvo taškas Levi, kurortas slidinėt. Pasiektas. Tai kažkas nerealaus iš tikrųjų. Visiškai kažkas nerealaus. Kitoj serijai papasakosiu, kiek aš prisidirbau reikalų belakstydamas ten sniegynuose. Viskas išsispręs
man va toks oras, tokios veiklos, aš negaliu tiesiog nevažiuoti per tą sniegą. Labai reikia 4 varomų mašinos greičiausiai, nes šita važiuoja gerai, lekia gerai, bet man atrodo, su 4 varomais būtų galima dar giliau įsėsti.